Su jumis Aleksandras Ličakas. Norėčiau pradėti nuo padėkos Lietuvos tautai už tokią neįtikėtiną paramą Ukrainai. Mes vertiname šią paramą, nes šis skausmas, kurį dabar patiriame, sunkiai perteikiamas ir jūs žinote, apie ką kalbame. Būtent todėl noriu jums pasiūlyti prisijungti prie žmogaus likimo išlaisvinimo projekto. O apie tai daugiau detalių pabaigoje vaizdo įrašo. Ten įdomiausia, prašome žiūrėti vaizdo įrašą iki galo. Jungtinės Amerikos valstijos nedalyvauja jokioje kare arba jokiuose kariniuose konfliktuose, ir čia yra tam tikras paradoksas tarp demokratijų ir diktatūrų. Jungtinės valstijos visada buvo pagrindinis karininių konfliktų veiksnys. Dabar jos nėra jokiame tokiame konflikte, iš esmės jos grįžo į politinio izolacionizmo epochą. Jos padeda kitiems, tačiau nepriima sprendimų dėl savo kariuomenės dalyvavimo, iš esmės gina savo sąjungininkus tik savo autoritetu, kas ne visada veikia, ir mes puikiai suprantame, kad prezidentas Donaldas Trumpas, kuris visada buvo tokios politikos šalininkas, kaip keista, yra Bideno įpėdinis, ir jis taip pat darys viską, kad Jungtinės Amerikos valstijos išvengtų dalyvavimo bet kuriame konflikte. Bidenas mano, kad kiekvienas amerikietis tiesiog neturi dalyvauti kare, o amerikiečių kariuomenės neturi būti svetimose teritorijose, tai jo politinė kredo, kurią jis demonstravo per daugelį dešimtmečių. Trumpas turi kitokią kredo, JAV neturi kištis į tas ar kitas situacijas. Prezidentas Trumpas stengsis daryti viską, kad Jungtinės Amerikos valstijos nebūtų karo dalyvis. Jie tikėjosi, kad tai veiks ir Antrojo pasaulinio karo metu, tačiau žinome, kad prezidentas Rooseveltas tuo pačiu metu laikėsi tiek Trumpo, tiek Bideno koncepcijos. Tai buvo klasikinė amerikietiško izolacionizmo koncepcija, tačiau yra realybė ir Antrojo pasaulinio karo metu Vokietijos paskelbtas karas Jungtinėms valstijoms, Japonijos išpuolis prieš Pearl Harborą privertė Jungtinės Amerikos valstijas, nepaisant jų norų, pasipriešinti. Taigi, kai kalbame apie tai, kas bus su Amerika, ir svarbiausia, kas bus su Amerika, nes priešakyje Jungtinių valstijų yra prezidentas izolacionistas, turime suprasti, kad mes nuo Trumpo ir amerikiečių tautos nepriklausome. Ar Jungtinės Amerikos valstijos bus Trečiojo pasaulinio karo dalyvės, kuris jau vyksta Europoje 10 metų? Tuo metu viskas prasidėjo taip pat. Kai Hitleris okupavo Austriją, Prancūziją, tai dar nebuvo vadinama Antruoju pasauliniu karu, tačiau tai jau buvo Antrasis pasaulinis karas. Yra agresorius Rusija ir tai yra diktatūra, o yra demokratija, kaip Ukrainoje, Europoje, JAV. Europos gyventojai, kaip ir JAV, bijo Rusijos diktatūros ir vietoje demokratijos pasirenka savo diktatūrą ir radikalus, nes šie turės didesnę valdžią ir efektyviau nei demokratija galės reaguoti į iššūkius. Tai tiesiog masių psichologija, ne daugiau, ne mažiau. JAV tenka ginti save, todėl net Trumpas, jei jaus tam tikrą pavojų Jungtinėms valstijoms, gins save pakankamai atkakliai, nes įrodys Jungtinių Amerikos valstybių autoritetą ir savo paties autoritetą, man dėl to nėra jokių abejonių. Ir tada prasidės, nepaisant bet kurio prezidento noro, didelis karas. Aš negarantuoju, kad taip bus, žinoma, aš labai norėčiau, kad to nebūtų, tačiau mes nežinome. Kaip iš tikrųjų elgėsi Rusijos federacijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Kinijos liaudies respublikos pirmininkas Xi Jinpingas ir kur jie mato tą raudoną liniją, po kurios reikia imtis rimtesnių veiksmų karinėje politinėje srityje. Kad pulti Europą, kad smogti branduolinių ginklų. Dėka Dievo, paskutiniai bandymai poligone parodė, kad jie nėra pajėgus to padaryti, o jų sukurta branduolinė programa, kuri buvo kuriama SSRS, veikia tik dėl Ukrainos kūrėjų ir inžinierių bei gamyklų, jau 10 metų nesikeliama. Todėl jėgą jie negali demonstruoti, tačiau tai gali būti tik laiko klausimas. Tuo tarpu Vladimiras Putinas laikys, kad Donaldo Trumpo prezidentavimas atveria jam rankas galutinai kontroliuoti posovietinę erdvę, jei jis panaikins Bideno leidimą smogti Rusijos teritorijai su JAV ilgai veikiančių ginklų. Kiek Xi Jinpingas laikys, kad Trumpo prezidentavimas jam sukuria sąlygas sustiprinti Kinijos liaudies respublikos įtaką Taivane. Taivanas yra labai geras klausimas, mes nežinome atsakymų, nes šiuo metu ir Rusijos federacijos prezidento administracijoje ir atitinkamuose Kinijos centriniuose komitetuose dirbama dėl šios strategijos spąstų JAV, ir jie gali labai suklysti, kaip mes žinome, kad Putinas labai suklydo su Ukraina. Jis rimtai suklydo, strategiškai suklydo. Jam reikėjo iš karto pulti NATO, bet tik ne Ukraina, kuri jau 8 metus kovoja ir turi visuomenę, kuri patyrė badą ir komunistinės represijas, ir kaip niekas kitas nekenčia maskolių ir žino viską apie jų metodus,
ir tuo pačiu yra didžiausia Europos šalis teritorinių ir gyventojų skaičiaus atžvilgių. Atsakydami į JAV, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos leidimą Ukrainai smogti tolimųjų ginklų Rusijai, neoficialiai sakoma, kad jie tai davė. Propagandistė Rusijos valstybinėje televizijoje. Taip nutiko, kad kabelis, jungiantis Suomiją su Vokietija per Baltijos jūros dugną, buvo perkirptas. Kas? Nežinoma. Bjaurus Kabieva, vakar taip vadinama Rusija, įvykdė agresijos aktus prieš 4 NATO valstybės, rusai užpuolė šių šalių komunikacijų infrastruktūrą, sugadindami 2 povandeninius ryšio kabelius. Jei mūsų partneriai nebūtų bijoję vadinti dalykų jų tikraisiais vardais, pagal tarptautinės teisės normas jie turėtų paskelbti, kad taip vadinama Rusija įvykdė agresijos aktus, tačiau, žinoma, jie to nesakys, kaip nesakė. Kai Rusijos raketos krito į Lenkiją ar Rumuniją, nes tada veikė NATO 5 straipsnis, o jie to labai nenori artimiausiomis dienomis ir savaitėmis, mėnesiais ir metais. Šolcas galbūt dar kartą paskambins Putinui, kad iš tavęs juoktųsi ne tik Rusijoje, bet ir Europoje. Europa nebuvo pasiruošusi ir nėra pasiruošusi karui. Kariuomenių labai mažai, o ginklų, kurie buvo pažadėti Ukrainai, suteikta tik 30% sandėliai tušti. Europa nesiruošia karui su Rusija. Rusija savo ruožtų visą nepriklausomybės laiką ruošiasi 3 pasauliniam karui, o kol jie tęsia prekybą su Europa ir uždirba Europoje iš narkotikų, logistikos, reketavimo ir verslo agentų kišenių, kurie okupavo Europą ir JAV, jie turės išteklių, kad papirktų politiką ir plėstų propagandą paprastiems gyventojams. Tik Danija efektyviai gina savo gyventojus nuo propagandos, Vokietijoje ir Prancūzijoje net nematau, kaip efektyviai manipuliuojama jų gyventojais. Rinkimai tai įrodo, Putinas planavo užimti Ukrainą per 3 dienas. Putinas suklydo, jam reikėjo 2022 m. vasario 24 d. iš karto užpulti Baltiją, Lietuvą, Lenkiją. Europa nebuvo pasiruošusi karui. Hitleris savo dantis susitrynė būtent apie Ukrainą. Putinas įtraukė savo šalį į daugiamečius karus, kurie kainavo rusų tautai milijonų karių gyvybės, kurios sunaikino Ukrainos kariuomenę per šiuos 10 karo metų. Per pastaruosius 3 metus ukrainiečiai sunaikino 700 000. Rusijoje net nėra protestų. Žinote kodėl? 75% palaiko karą. Rusija yra mažų Putinų šalis, gyventojai formuoja valstybės politiką, tai serganti populiacija, kuri ir užsienyje palaiko karą prieš tuos, kur gyvena, ir nepertraukiamai jums primeta propagandą, kurią iš jų ištraukė iš Rusijos propagandistai. Putinas planavo užimti Ukrainą per 3 dienas 2022 metais, jis tiesiog pakartojo Hitlerio klaidą ir taip pat susitrynė dantis apie Ukrainą. Tai gali skambėti pagiriamai, tačiau tai didelė Ukrainos tragedija. Paimkime, kas nutiko Odesoje praėjusią savaitę. Gyvenamųjų namų bombardavimas, žuvę vaikai, moterys daug, jau 12 žuvusių, daug vaikų, o Rusija toliau sistemingai bombarduoja gyvenamosius rajonus, demonstravusi visišką beprasmiškumą ir sadizmą. Savo nusikaltimais rusų socialinės medijos didžiuojasi, ploja ir reikalauja dar. Visi šie Rusijos federacijos bombos nuo pirmos dienos turėjo patologinį pobūdį, tačiau šiandien Rusija ypač nieko nepraranda, ji gyvena su savo siaubinga sadiste ir nesotų iškrypėlę reputaciją. Ji nebešioja kaukės šalies, kuri norėtų gyventi kaip europietiška ir mėgautis gyvenimu, sąžiningai uždirbdama. Karas visada turi veidą. Tai kiekvieno rusų, kuris palaiko šį karą prieš Ukrainą, veidas, ir tas, kuris tiesiog nori, kad Rusija egzistuotų. Ši šalis maniakas ir žudikas, kuris gyvena tam, kad žudytų ir kovotų su kitais, jį parazituoja savo egzistavimui. Štai sąrašas šalių, su kuriomis Rusija arba Sovietų sąjunga kovojo arba kišosi į karinius konfliktus, kurie palietė mūsų artimuosius, tėvus ir senelius, kuriuos mes asmeniškai žinojome: Vokietija, Lietuva, Latvija, Švedija, Japonija, Kinija, Čekija, Lenkija, Vengrija, Serbija, Kroatija, Afganistanas, Iranas, Čečėnija, Gruzija, Ukraina, Sirija, Moldova, Libija, Vengrija, Suomija, Lenkija, Trumpas ir Putinas yra pasiruošę deryboms. Taigi, kartu su intensyviais kovos veiksmais derybos vyks be rezultatų. Tai variantas, kurio kažkodėl niekas neatsižvelgia. Derybos, pavyzdžiui, dėl Berlyno truko metus. Pavojingiausios yra tokios situacijos, nes sukūriamas pats derybų mechanizmas.
Politikai ir diplomatijos dalyviai, kurie dalyvauja šiame mechanizme, suinteresuoti, kad jis tęstųsi. Jie gauna politinę naudą ne tik iš rezultatų, kaip pergalės, bet ir iš dalyvavimo derybose. Mes turėsime karo mechanizmą, kuriame bus suinteresuotas Putinas, ir diplomatinių derybų mechanizmą, kuriame bus suinteresuotos Jungtinės Amerikos valstijos. Tačiau tai neduos jokių rezultatų. Rusija jau priklauso Kinijai, jei to nežinote. Kinija nuims savo kaukę, kai kils grėsmė Rusijos iširimo. Ten jau vyksta tam tikri autonomijos procesai. Jei Kinija galutinai stos Rusijos pusėn, tai gali sukelti karą Taivane, padaryti klaidą dėl Ukrainos ir įsiveržti į Europą. Tuo tarpu derybų vilkinimas ir laikinas ugnies nutraukimas leis Putinui sukaupti jėgas, ir tai bus klaida, kurios europiečiai negali praleisti. Mes, ukrainiečiai, žinome, ko reikia dronų gamybos. Žinau, kad tik bešeimininkė kompanija gali tai daryti, sujungdama visus žmonės kartu, kuriant ir kitus produktus Huawei ir Europos rinkoje, ir uždirbant, kad suvienytume visuomenę ir kovotume su propaganda bei korupcija, kuri suėda visą Europą, kaip ir Ukraina, ir su Rusija, kuri uždirba Europoje ir Huawei. Bešeimininkė kompanija, naudodama blokų grandinę, bus visiškai skaidri, o visi sprendimai bus priimami kartu. Tokios sistemos sukūrimas kainuoja $1 000 000, tačiau turime planą, kaip uždirbti. Mes žingsnis po žingsnio greitai uždirbsime ir įveiksime vidaus priešą. 1% laiko pinigus, 99% Europos ir Huawei. Mes tai pakeisime į priešingą rezultatą kartu. Šis planas paprastas. 1. Filmo išleidimas. 2. Didelio masto startuolio paleidimas, kuriame galite uždirbti dar prieš filmo ir blokų grandinės sistemos paleidimą. 3. Uždirbti pinigai investuojami į blokų grandinės sistemos kūrimą internetiniam ryšiui ir sprendimų priėmimui, taip pat į verslą Huawei ir Europoje, kuris gali remti programos kūrimą ir uždirbti mums pinigų. 4. Vystoma nuosava tautinė kriptovaliuta. Už bitkoiną gali stovėti Kinija arba tas 1%, kuris nori valdyti mus ir manipuliuoti mumis kiekvieną dieną. Mes turime paimti savo likimą į savo rankas ir pasukti jų manipuliavimo, kontrolės, paslaugų ir prekių ginklus, kuriais jie disponuoja, prieš juos.